Čia aš ką tik tais tokį vieną vaizdelį mačiau, kad kažkokia moteris labai džiaugiasi išsilaisvinusi nuo kažkokių keistų energijų. Toks atrodo, nežinau kaip pasakyti tą nuotaiką, bet labai džiaugiasi, kad tiesiog free. Ir ten kažkam būtų labai liūdna, jeigu tai sužinotų. Kažkas tokio. Labai geras. Prasme, kažkam labai toks būtų į paširdžius, kai suprastų, kad jinai net kažkokiai moteriai tyliai dėkoja, kad jinai išsinešė tą žmogų, nesvarbu, ar jinai santuokoje, ar kas ten su ja yra, bet jinai labai džiaugiasi, kad tas vyras, jisai grįžo kažkur atgal į seną kelią. Ir kažkaip, kaip ten tas vaizdas atrodo. Oi, kad jie žinotų. Tai jie truputėlį nusmuktų savo mąstymuose ir panašiai. Kažkam yra 3 kalavijai šitam pačiam žmogui, kuris galvojo, kad jinai galbūt liūdi dėl to, kad su juo kažkas nutrūko ryšiai ir taip toliau. Bet tai yra truputį kitaip. Oh my god. Ką galvoja, pavyzdžiui, apie ją, kad jinai yra 4 taurėse ir kad jinai yra 9 kalavijuose. Taip apie ją galvoja. Kad jinai labai depresuoja dėl jo. Kokia yra realybė? Nu, žmogus džiaugiasi gyvenimu, aš matau 4 lazdelės. Jisai kažkaip tai sako jos ribą, susidarė tokią nuomonę, kad jinai labai nusivylus yra. Kad jai kažkas nesukrito gyvenime. What? Kad jai kažkas nepavyko, jos kažkokiam asmeniniam, nežinau, plane galbūt, dar kažkur. Oh my god, o ten išties yra 4 lazdelės. Toks, kaip pasakyčiau, full house pas ją. O tai kuo jisai save laiko, kad jisai tokios yra nuomonės, kad jinai čia turi griaužtis dėl kažko, ar kaip čia? Nu čia yra magas, dievuliau. Jisai pats yra 5 taurės ir tai slepia. Trys kalavijai čia jam ir jisai slepia, kad jis stebi ją. Kažkaip jisai tikėjos kažkokios atotrankos, kad jai bus atotranka, kad jinai bus labai įsiskaudinus.
Bet sako, jinai išties nerodo tam tikrų dalykų. Specialiai tam, kad mažiau skaudėtų. Šitas žmogus tam tikrose momentuose jisai buvo nusprendęs vienaip, panaudotos gali būti kelios, ten nežinau, šalys, čia aš grįžtu prie pirmos žinutės šiaip. Ir jisai įsivaizdavo, kad jinai pergyvens dėl kažko, sielvartaus. Šitas žmogus labai stipriai savim pasitikėjo. Šitas žmogus, jisai atkartoja tiesiog dalykus, tokius, kurie jam yra pateikiami vaizdai tam tikrus ar tam tikrą informaciją. Pavyzdžiui, pasakyk tokiam žmogui, kad aš susituokiau ir jisai nueis susituokti. Nors ar tai tiesa ar ne, jisai nežino. Ir tai yra patikra šitam žmogui. Iš kur jisai informaciją renka, kaip jisai sprendžia, kokia jo nuomonė, koks asmeninis yra supratimas. Šitas žmogus tiesiogiai klausimų neuždavinėja, jisai sprendžia iš to, ką jisai mato net socialiniuose tinkluose. Ir tokie žmonės labai lengvai išsiduoda, kad jie net miega tose socialiniuose tinkluose. Ir tai ne jos klaida. O prieš kiekvieną sako tam tikrą rimtą sprendimą. Buvau sakius čia kada, birželį ar pavasarį, kad pasitikrinkit žmonės. Šito vyro šiuo metu būsena yra tragiška. 5 taurės, 3 kalavijai, 4 kalavijai, 9 kalavijai, 5 taurės 2 kartus. Tai jau pasako apie tai, kad galimybės visos yra prarastos. Net šitas žmogus, jis net norėtų, kad kažkas iš ties labai sielvartautų. Jisai labai gerai apie save galvoja. Jis yra vienišas. Kodėl jinai, kokiu principu jinai nerodo tikrosios būsenos jam? Gali būti, kad jinai jį žino. Gali būti, kad jinai supranta, koks jo yra charakteris, koks jo yra būdas. Gali būti, kad žino, kad jis yra pavydus. Ir kad kažkaip, kad jo reikia atsipurtyti, toks matau atsipurtyti, toks dulkių nuvalymas, toks šiukšlių išvalymas, kažkas tokio. Jisai galvojo, kad jisai ją išvalė, jisai galvojo, kad jisai ją, kaip čia pasakyti, žmonės tai galvoja. Kodėl jinai taip daro, nes jinai nenori, kad šitas žmogus pas ją eitų. Nes jinai mato, kas ateina, dar nespėjus ateiti. Jinai žinojo šito žmogaus sekančius veiksmus, sekančias klaidas. Ir jinai nenori, kad jisai grįžtų. Nes jinai žino, kad dar jinai yra stebima. Kad renka apie ją informaciją. Kodėl jinai nenori? Jinai sako, nenori tenkinti jo užgaidų, nes tai neva pasikrenta iš jo nuomonės kaip 2 taurės.
ir jinai to nenori. Šitas žmogus užsiemantis gali būti paleistuvystė. Ir tai jinai išsityrus gali būti. Jeigu tokia moteris ima tokią strategiją, kad žmogaus net atsipurtyt, nežinau kokia čia strategija buvo, ar kaip kažkas atsitiko. Tai vadinasi, jinai jau jį gerai žino. Tai yra vyras. Ir jinai yra nepasiruošus su šitu vyru eiti į kažkokį kontraktą, kuris jai nepriklauso. Šitas žmogus yra iš kažkieno pažįstamų ratų. Ant jo sunkios ir sudėtingos kortos. Aukštesnė jėga sako, matė, kad jisai laviravo. Tai yra laviravimo korta. Ir jeigu moteris tai pačiumpa, nesvarbu, jeigu jisai gali būti tik bičiulis, jisai gali būti ten pažįstamas, jisai gali būti ir sugulovas, dar kažkas, jeigu jinai tai pačiumpa, jinai išeina tyliai. Be žodžių. Ir tokia moteris jinai niekada nesiaiškina. Todėl, kad šitas žmogus norėtų tarpo, kuriame galėtų pasiaiškinti. Nors šitas žmogus greičiausiai pasakytų, jis niekam nesiaiškina ir jis neprivalo to daryti. Bet kaip bebūtų, jisai sėdė ant tokios linijos arba ir, tipo gal einu pasiaiškinti, žinai. Šitas žmogus turi kažkokią, sako, labai stiprią karminę pamoką, iš kurios neišlenda. Ir iš kurios gali neišlipti dar labai daug metų. Ir tam tikrus niuansus supras truputėlį vėliau, kitais metais. Šiais metais, matos, nieko gero nebus emociniai būsenai, bet kas liečia kitus metus, pajus aštriau. Šitas žmogus yra laikomas tokiu, kaip dabar pasakyti. Ką mes čia sako matom? Mes matom tik skydą, ne širdį, ne žmogų. Tai yra tik nupiešta širdis. Ir šitas žmogus eidamas į bet kokį kontaktą, jisai būtent laikosi tik skydą, nupiešia širdelę, suvaidina. Ir nesumeluosiu to, kad čia tikrai yra šarvai. Šitas žmogus jis yra neatviras. Jo širdis yra net neaktyvi. Ir jisai gali pasakyti, kad jį išdavė, jį išduoda, jį apgauna. Ir kodėl, sako, asmenys nuo tokio asmens nori nykt? Todėl, kad mato šarvus. Mato, kad tai nėra tikrovė. Ir jeigu moteris, pavyzdžiui, patiki šito žmogaus žodžiais, kad jį kažkas ten kažkur kažką, ką tu matai? Čia kas čia? Čia yra širdis? Ar čia tik imitacija? Čia yra imitacija. Todėl jam santykiai su jokia moterim nepaeina. Todėl moterys jam brėžia ribas, nes
greičiausiai supranta, kad jisai tik tais manipuliuoja vadinamą meilę. Nes tos 9 taurės yra, kad jisai tą nori gauti iš kažko kito. Tai yra padėtos taurės ir jisai žino, kur tai yra. Ir tai yra kiti asmenys, kitos vietos, kiti žmonės. Ir čia yra caras, kuris sako, aš tai gausiu. Bet jisai dėl to pats nieko nedaro. Ir tos 9 taurės yra ne jo. Ir jisai įsivaizduoja, kad, čia aišku, yra trimituojantis, sako kaip kad, nors čia ne angelas, čia yra moteris. Ir kad jam moterys turi atnešti tas 9 taurės. Ir kadangi yra 3 kalavijai, net 2 kaladėse, 5 taurės 2 kaladėse ir 3 taurės yra išsibaršiusios. Šitas žmogus didesnį kaifą pajus kitais metais. Kitais. Ir jausis lygiai taip pat, kaip dabar. Apie tą moterį jis nori gauti informacijos, bet jis jos negauna. Kaip bus kiti metai, nes man tas pasaulis visiškai uždaro šitus metus, tas asmuo, čia sakau, kortos yra tikrai sunkios ir dabar užsidaro, sako, tie 26 metai, 27 metai atsidaro, 5 taurės ir kas toliau. Matau, kad kontaktuos su kažkuo ir vėl bus tas pats. Kaip suprast? 10 kalavijų. Šito žmogaus, kaip čia pasakyt, šiti metai ir kiti metai ir gal net 10 metų į priekį tas pats. Kokio čia amžiaus žmogus gali būti? Kad nepasakyčiau, kad labai jau patsanas. Šitas žmogus sako, kaip eina į kažkokius susibūrimus, 3 taurės. Kas čia yra? Aš matau kažkokią šeimą. 10 taurių yra, 2 vaikai. Šitas žmogus gali būti, kad laukia ir dar lauks kažkokios moters, kuri išsiskirs, kuri turi 2 vaikus. Ir to nesulauks. Jeigu sako, tai ir sulauks, tai ne į jo rankas. Moterys ką daro, pavyzdžiui, kai jos išsiskiria su vyru, jos stebi, ką jisai veikia per visą tą, tarkim, laikotarpį, ypatingai jeigu turi bendrų vaikų. Tai bet kokiu atveju jie susimytina ir jinai stebi, ką jisai gyvena. Kaip jisai save pateikia, ką jisai per tiek metų pakeitė po jų skyrybų.
kas vyksta jo galvoje ir ten taip toliau, aplamai gyvenime. Moterys nėra durnos, jos renka informaciją ne tam, kad jaučia jausmus, o tiesiog, moterys tokios yra, jos renka informaciją. Žiūri, su kiek kontaktų, ko ką turėjęs, su kuo ten dar kažkas. Ir žiūri, koks jo yra levelis, kaip savigarbos. Nes čia tas 10 taurių, kur tie 2 vaikai yra, tai čia man krentantis dalykas, daug metų trunkantis ir nesibaigiantis. Jo paties asmeniniam gyvenime, laukime ir lūkesčiuose. Ir kai moteris išsitiria, jeigu pas ją įvyksta skyrybos, tarkim gyvenime, aš nemeluoju, 9 kalavijai čia pas ją eina. Jinai negrįžtagi pas jį. Dauguma moterų, kurios jau susipratusios tam tikrus reikalus, jos eina į tokį kaip kad vienišą gyvenimą. Vienišą, bet neliūdna. Bet pas savo buvusius jos negrįžta. Šitas vyras tos vietovės laikosi tik dėl to, kad ten yra komfortas. Ir jeigu vyras, kuris laukia kažkieno skyrybų, kol kažkas išsiskirs, jam nei pats Dievas, nei aukščiausias nieko gražaus gyvenime nepasiūlys. Tad kažkokia yra moteris, kurią stebi socialiniuose tinkluose. Jinai greičiausiai šitą jau vyriškį yra perkirtus skersai išilgai. Ir tai yra ne tik tais, kas turėjo santuokas, vaikus, o tiesiog sako, turėjau, kokį ten, berniuką, ir jinai tyrinėja tą berniuką, ką jisai veikia tiesiog, jeigu yra intuityvi. Socialinių tinklų išmintingas žino, kad stebėti nereikia, nes ten gali pamatyti daug feiko. Bet jeigu, sako, moteris tiesiog giliai įbrendanti po psichologiją ir ten intuityvi yra dar kažkas, tai irgi tokius žmonės prasičekina. Ne per draugus, ne per nuomonės, jei tai nėra aktualu. Tiesiog. Nes labai dažnai tokie asmenys, kai netampa žolė žalesnė, jie atsistoja prie tų pačių vartų, prie tų pačių durų. Ir jinai jau žino, ką daryti su tokiu žmogum, nes jinai žino, ką jisai veikia, ką jisai gyveno, kiek jis patobulėjo, ar tai ne. Tad kažkam kiti metai, tas, kas tikis kažkoks vyras, kažkokių nuostabių kitų metų, jie tokie patys kaip ir šitie. Wow. Ir moteris, pavyzdžiui, žinodama dar tokį niuansą, kad jinai gali būti jo tiesiog nepavykusio gyvenimo kaip atrama. Taip, nes jinai tampa atrama. Tampa toksai, kaip kad išsigelbėjimas iš netikusio gyvenimo. Jinai nebūna. Ir tai yra kažkokiam vyrui labai skaudi pamoka. Jinai nėra tas variantas, tas prieglobstis, ar tas paskutinis variantas, pas kurį jisai galėtų grįžti, nes jam niekur kitur nieko nesigavo. Ir tu tokį žmogų įspėk, kas tavęs laukia kitais metais, tu parodyk paveikslėlį. Noriu pasakysiu, ką jie daro. Gilinas duobę. Bando dar labiau lysti į ten, kur jam lysti negalima. Į ten, kur turi žmonės santuokas. Maltis ten dar kažką, net nesuvokiant moters nuomonės.
Ir matosi, kad kažkokios dvi moterys yra apie tai pakalbėjusios. Ir tu parodyk žmogui paveikslėlį, kas žmogaus laukia net kitais metais. Tu perspėk žmogų, kad tu naudosi savo ego principą su kažkokia net moterim, kuri galbūt turi vaikų ar galbūt turi ten kažkokius ryšius ir taip toliau, ir tu ten nersi. Ir tu bet kokiu atveju atsidursi čia, tu ten nersi tik dėl to, kad tu jau viską praradai. Jis tuo nepatikės, užaštrins savo karūną ir pakartos tai dar kartą. Kadangi čia ant šito žmogaus niekur nepakrito kaip kad jausmai. Iš jo pusės ne, nes čia yra visur šarvai. Ir čia yra tokie didieji vaidintuvai gyvenimo, kurie patys prisidaro problemų. Patys. Po to vaidina nuskriaustus. Ir po to pasakys. Va dabar tai dėl manęs tegul eina ant kelių. Tai yra žmogus nepripažįstantis savo klaidų. Ir visur save laikys teisingu nuo pat pirmos užgimimo akimirkos į šią žemę. Jeigu žmogus gimė į šitą žemę, vadinasi, jisai jau suklydo ne pirmą kartą. Ir jisai šitame įsikūnyme daro tą patį. Žmonės galvoja, kad čia gimsta, tai, ta prasme, kažką čia, žinai. Šitie vyrai jums nepapasakos, ką jie gyvena. Jie nepapasakos, kaip jie jaučias, kur pataikė. Nepapasakos. Jie tik tais atrodys labai kietai, labai ramus, nenusivylę gyvenimu. Ir tarp kitko yra toks irgi dalykas. Kai jau šarvai yra pažeisti, žmogus sėdi nuogas. Jis nebeturi apsaugos čia. Ir visa kita, kas beteitų į asmens gyvenimą, eina tiesiu taikymu. Kiaurai. Ir skaudžiai. Ne, tai logiška, tai kur būsi su tai šarvais ir į tave lekia strėlė ir į tą šarvą atsitrenkia, kur tiesiai į tavo kūną lekia. Tai yra skirtumas. Galim sakyti, kad šitas žmogus yra vaidintuvas, taip. Kad jisai yra našta, taip. Ką jisai pasakoja apie moterį, kad jinai yra našta, nes jinai neapsiėmė jo. Nes jinai užvėrė jam duris ir jinai jų jam nebepravėrė. Šitas žmogus, žiūrėk, imperatorienė mokytojas. Šitas žmogus, jisai ant kažkieno kupros sėdi ir čia sako, kad jisai klausosi patarimų kitų žmonių, išorės, interneto, dar kažkas ir jisai suklydęs. Kada jisai supras tai? Tikrai ne šiais metais ir ne kitais. Kodėl yra, sako, našta, kūrėjas harmonija šaltinis šitam žmogui? Nes jis negalės išnaudoti šitos energijos.
Kodėl nervuojasi? Todėl, kad jinai suprato. Ir čia sako, yra žinia ir atgimimas. Šitam žmogui tai žiauriai nepatinka. Aš matau 2 moteris, kurios kontaktuos. Kalavijų karalienė su imperatorienė. Vyra, pergrast, easy game. Intuityviam žmogui. Niekur skubėti nereikia. Pasiemi 4 metus, pasiemi 10 metų, pasiemi 15 metų patyrinėti prieš gerą sprendimą. Ir viskas. Šitam žmogui žiauriai nepatinka, kad jos vidinis balsas tiesiog atgimė pilnu tempu. Ir kad jinai nebepasikliauja tokiais nei vienu žodeliu. Čia tai matau, kad tarp 2 moterų bus pokalbėlis. Ir jeigu tai yra kažkokia moteris, kuri užbrėžus jam yra ribas, tai ta moteris, jinai turės moterišką pokalbį. Su kažkuo, gal psichologė, dar kažkas. Galbūt mokytoja kažkokia. Jai asmeniškai galbūt. Paaiškinimai psichologiniai dėl tokių veikėjų. Ir kad tu nieko nesužeidei, tu nieko neįskaudinai, nes ten buvo tik šarvai, tad skirk šarvą nuo gyvos tikros širdies. Šarvas širdies neturi, gyvybės neturi. Ir neprisimti kaltės į savo kiemą, nes kaip ir matėm, tai yra tik šarvai.